gražuolė tepasi kojas. O tau gražuolė nereikia susišukuoti. Aš pėtkelnes užsidėsiu, važiuok. Pėtkelnes užsimas. Atsisveikinam su mūsų vaizdeliu. Šiaip tai tikrai gražus vaizdeliukštis. Nu ir judam šiandien, eiliniai 124 km ir 2 km į Kalniusiką. Rengiamės kamerą, viskas ir sustinkame jau netrukus. Taigi labas rytas 1000 km dviračių YouTube kanalo žiūrėtojai, mano vardas Vitalis, sveikinamės šiandien 6 diena Portugalijos gravel ratuko. Mes paliekam viešbutį su manta, einam pasimti dabar dviračio iš saugyklos, kur yra tenais. Ir du dalykai, tai pirmas dalykas, turim puncture, tai vadinasi prakovas arba pradurimas, kaip norim taip ir pavadinkit, bet žodžiu, aš pagavau vakar kažką per padangėlės vidurį ir žodžiu dabar reikia dasipūs pasižiūrėti, ar laikys mūsų, kaip sakyti, pienelės užpiltas, neseniai papildytas Velanovo, viską labai gerai padarė, tai jeigu ne jinai, tai būčiau jau turbūt ir nedavažiavęs. Thank you. Nu va, toj čekinam, statom, čekinam. Šviežiai. Nu va, ką turime, taip sakyt, nežinau, čia labai matos ar nesimata, ponai, drakonai, bet va čia va turim pradūrimiukisas. Dabar reikia bandyti pūsti, nes padangoj slėgiuko nelabai. Tai ką pučiam, žiūrim, ar nereiks slieko mauti kartais, nes turim ir slieką. Jeigu kartais ne į padangą, tai pabandysime ant jo pažvejoti. Tas mini pučirukas, va čia va, putoja jau. Tai tu sakau, tu geriau suk, kad bėgtų. Tai reikia važiuoti. Kol kas biški laiko, tai bandysim, paliekam tą gal apačioj, va, kol sudėsim tašes. Dar iš mano rekomendacijų, sit postą apsisukti plevelę, nes tašė labai čia viską trina ir po to nutrina ir jį. Tada reiškia, čia va irgi pasikliuot plevelę, nes irgi gali nutrinti, ir šitos vietos irgi pasikliuot plevelę, nes gali nutrinti. Kamera, padanga kol kas laiko, žiūrėsim, truputį burbuliuoja ten, bet Silantas turėtų sudirbt savo darbą. O šiandien laukia nelengva diena, 120 su kapeikom kilometrų, 2 km į kalnus, bet pirma dalis bus tokia labai kalninga ir žvėringa ir taip toliau. Vėliau turėtų būti daugiau asfalto, taigi matyt pirmam 50 kilometrų bus pagrindinė kankynė ir pagrindiniai sukilimai. Taigi šitam gražiam miestelį buvo mūsų viešbutis. Kitoj pusėje, kaip matom, Ispanija, pilis kažkokia su Ispanijos vėliava. Laiveliai prisiparkavę čia čilina visoje upėj. Matosi labai daug tokių pramogaujančių su laivais. Susileidimas kebra. Pas mus yra 9:46, greitis 5, daužom su graveliais. Op. Ir aš galų gale ekrane. Štai tas jūsų starasis lyderis siunčia jums linkėjimus visiems. Važiuodamas graveliu Portugalijoje. Ačiū, geras šotas. 10 kg ant dviračio. Žeminis susisportavimo lygis. Kalno nepavyksta įveikti. Kalnas brėlia koks. Šakis. Koma nuo pačio ryto. Kas fainiausia po sukilimų, tai yra žiauriai gražūs nusileidimai. ...16 km įveiktų. Kiek sukilimų Vyručiai gal kas nors mato?
Dar nematau, bet tai pasakysiu. Kol jie nemato, pažiūrėkit koks vaizdelis. Aš 1 metrų daugiau važiuoju. 326 metrai sukilimo per 16 km. Vidutinis 18,8. Sakyčiau, per 7 kokius kilometrus 326. Nes pirmus 7 mes asfaltu Taip. važiavom. Paminėkime, koksai buvo ten kalniukas palei Valdemaro karų kompiuterį. 1,5 km ilgio Ir ir 9,8 vidutinis greido. kampo. Va ten, kur aš biškį stūmiau ir užfilmavau šitą visą reikalą. Aš registravau 21. 21. Ir dar žvėrėlis. Dar žvėrelis. Žvėrėlis. Ir dar karštelis jau muša biškutėlį visus čia, o tu atsiseksim. Muša nuo servezo. Nebėr ką atsisekti, nuo cervezas muša biškį. Servezo išėjau. Oh my god. Čia eina mūsų kelias, Kiva. Čia eina mūsų kelias ir čia yra tiltas. Čia yra tiltas. Oh my god. Nagi. Oh my Čia god. tai jau įdomu. Oh my god. Kadangi liūčių sezonas pas mus čia labai prilijo, todėl mūsų tiltas atrodo štai taip. Tadam. Sveiki visi akvanuotikų mėgėjai, mes šiandien turim tiltelį. Žiūrėk, tai tiltelį ir mūsų Evalda vaitelį. Kris, kepka dėl kadro! Kris! Nerk! O, dviratis plaukia, realiai. Plaukiam. Veikia šį putokšnį. Sprendėme sustoti per traukėlės. O po to įsupumpuoti padangą, nes truputėlį nuleidinėja. Nu vėl kas dažiūrėjo iš tos vietos. Spaudžiam like už trasą. Už pasiryžimą. Parašom komentarą kokią nors teigiamą, pavyzdžiui. Geriausia būtų, nes neigiamų minčių ir taip užtenka šiuo metu. Dar vienas kalnas surapliotas, šlapės. Pas mūsų atšilimas 24 laipsniai čia. Dar tiek kalnų pačiai pradžiai. Dar tik 20 km įveikta, o jau labai sunku. Nuojam rubriką. Viktorina, baigėsi mediniai, introducinam naują rubriką Viktorina. Taigi, dėmesio, vaizdo klausimas. Paspausk. O. Taigi, klausimas, kas bėga iš kepuraitės? Paukščios įsalas, va štai pušų sakai, ar serveža? Atspėjusiam laikas. Parašykit komentaruose. Įveikta pas mus 25 km, vidutinis 16,8, sukilom virš 550 metrų kažkur, apie 600 metrų. Liko kilometras 400 sukilimo per likusi 100 km, tai bus žymiai švelnesni. Turėjom tokią sunkiausią dalį, dar man atrodo vienas klaimbusikas liko toks sunkus, bet vėliau jau varysim nemažai ir asfalto, tai antra dalis bus šiandien lengvesnė. Taip, vėlgi įveikus 27 km mūsų rytinė tradicija, pirmam miestelį, kaip iš čia vadinas, paieškoti kavos. Va, kokie ramus miesteliukai, be sezono. O, žmonės čia kažką gyvena, kažką veikia. O, kokie paveikslai tenais, va, šernas. Va, čia vakai čilina. Bandė. Kaimas, visiškai kitaip negu ten turistinės vietos. Va čia žmonės gyvena daug metų, paprastai, ne taip turtingai, jokių turistų. Šiaip smagios tokios vietos, man tokios labiau patinka. O, šiek, kažkur čia varysim. Tarp geltonų rūtų. Čia Valdemaro vos nenukilinam.
Ir vėl? Kiek tų upių čia gali būti, aš nesuprantu. A čia tokia graži vietelė, ką? Krekliukas, žiūrėk. Geras. Wow. Sveiki visi. Akvanuotikių mėgėjai. Parodysim jums krekliuką. Va. Šiandien kaip niekada daug mūsų rubrikoje yra vandens. Va. Eina gražus upeliukas per tokius akmenis. O čia vat, labai gražus pas mus krekliukas, žiūrėkite ponai ir ponios. Jo, čia galima būtų šuolį daryti. Tik aišku, nėra labai gilu matyti. Pusmetriukas. Bet labai gražu. Fainai. Evaldas išpratėjo, jeigu ką. Kas žiūri šitą video, žinokite, Evaldas išpratėjo. Bet tai mes senai žinojom. Tik dabar tai jaučiasi smarkiai. Smarkiai pasijautė. Upelis ant upelio, kosmosas. Šiandien upelių diena, hebra. Ar nesu tiek pravažiavęs upelį. Mes laimėsim. Jau galėsim. Šlapia, šlapia, kojom šlapia. Kuo toliau to rimčiau, nežinau, ar šiandien kontente bus dar kas nors be balų. Bet pas mus čia, kaip sakyt, jų apstu. Net surimavau. Šlapia, šlapia. Kojom šlapia. Bet visai geras, sakyčiau. Ir kasgi čia, myli žiūrovai, ir vėl upė. Upių šiandien mes karaliai. Taip pasitraukė. Pravažiavom šiek ne taip. Bet ant ribos Evaldas pasimaudė. Sustosim viršui pasižiūrėti. Dabar čia nelengva. Portugalijos maudynės čia vadinsim šitą seriją. Šiandien, hebra, pavadinsim šitą seriją upių seriją. Upių dievams paaukosim. Mum į dešinę reikia, tiek. Jo. Ieško gal tiltelio ar kažko tais. Ką reiks brist, šį kartą be batų jaučiu. Arba jau su batais koks šis skirtumas. Tik kad slidu, žinai. Plikais kiaušiniais jau reiks brist. Ne, nu tai brisim kažkaip. Einam žiūrėt. Aišku, tiesiai. Kas yra kažkas? Nu, ten kelias, bet toliau tiesiai. Bet čia per tą upę tai vis tiek reikia kažkaip persi. Lemaras eina žiūrėt upės gylį. Kaip jūs ekspertai manot, jeigu ten taip sraunu, ar ten bus gilu, ar ten bus akmenuota, ar negilu. O bandys tai pasižiūrėti. Bet mums, žodžiu, reikia kitą krantą, bet kokiu atveju. Ką, draugai, priimtas sprendimas brist per upelį. Šokiu tai būdu. Nelabai, ne? Ne čia, va. Čiut kitoj vietoj. Labai srauni čia ta upė. Čia tai nieko. Geresnių kelių. Sausesnių. Tai kur tenais? Nu, aš einu. Kiek iš paskos. Bandom čia pas mus. Evaldas kalnų miško žvėris. Jo, majo. Sprendimas priimtas. Sprendimas priimtas eit su batais. Nes labai, kad labai skauda ant akmenų. Upėtakiai? Geras, matau, bet aišku per kamerą čia nesimatys. Nu ką, reik brist? Ar be batų brist? Kaip tu galvoji? Labai akmenuota. A ne? Davai varom. Oi, blin. Šlapia. O, žinai, geras mano pastebėjimas. Šlapia. Tu filmuoji ar ne? Nu tai negi, galvoji, kad aš čia ką. Čia visą laiką filmuoju, jeigu ką. Taip, turime kontentusikas iki kelių. Oi, reikia dviratį paimti, išplauks. Išplauks. Mano laivas išplauks. Taip, iki bipso. Gilis. O, dievai, kaip čia. Vau, kaip tempia. Eik tu sau. Eik tu sau. A ne, prasiplovė, sakai, biškį? Net raktai to neliko.
Nu, norma. Valdemaras ant kontentą. Geras raunumėlis, ne? Tempia netgi. Neišplauks Valdemaras. Bet šiaip vanduo tai šiltas, aš nežinau, kokį 17 laipsnių jaučiu. Šiandien kontentas pas mus geras. Klausimas, ar užteks kameros batareikas, kad viską čia išfilmuot šiandieną. Bet kelias ir visa kita gan smagus. Tai 40 km įvykta. Baigęs antrą gertuvę 0,7. 16 vidutinis greitis. Ten kažkur parduotuvė, kažkur, žodžiu, kavinė. Einam kavos, pasipildom gertuvės, užkandžių reikia būtinai, nes jau baigėsi. Ir matyt, antra dalis bus lengvesnė. Iki pradžių kavinė. Geras kafė pas mus, žiūrėkit. Šuo, žiūrėk, beveik negyvas, guli neužvažiuok. O, čia viskas normaliai, žiūrėk. Kafė centralė? Yra Sagrės gal. Servežos jau išgėrė. Ja, net nepasijudina. O, gerai. Kiek kava kainuoja, nežinai? Nežinau, bet yra ir vandens dideliais. Jeigu ką pasimsim, jeigu pardės nerasi. Tai iš karto pasiima, nes nėra. Nebus pardės? O kam ieškoti? Gerai, ima. Nu ką, čia ima? Čia kažkokie va, šitie magnum. O, šitie geri. Magnum, almų, va. Davai. Paklausk, ar galima paimti. Tai ima, nemažai. Nu, gerai, tas. Problemytė su padanga tęsės. Nežinau, kaip parodyti, bet čia koksai maks 0,5 bar. O nuvažiuota nedaug visai. Ką, vėl imu pumpą, pumpuoju ir nieko nebelieka ką daryti. Su padangėlė ne kažką. Keliose vietose skylės. Nu, kol kas priputėm. Bandysim važiuoti toliau, gal asfaltė čia, kol važiuosim, užsisilins kažkokią tai būdu. Na, padangai sunku užsisilint, kai sąlygos va tokios, kai čia neužsilint, o pradurt naujoje vietoje praktiškai. Jo, čia Lietuvoje, jeigu būtų 5 metrai tokia kelio, jau per varžybą sakyt, atsargiai prasidurt gali. O čia pas mus kilometrai, 20 ir panašiai. Toks panašus kelias. Diskusija dabar vyksta paprasta. Reikia leistis tokiu keliu, kur absoliučiai nėra kelio. Ir apačioj tyvuliuoja upė ir po to vėl sukelidėti. Tai buvo klausimas, ar kažkoks yra apvažiavimas ar ne. Bet matau, pasirinkimas yra galimai vėl brist. Taigi varom ten ir brendam. Nu ką, ir upelis. Vėl brist. Tikrinsim. O, šitas tai visai gilus, ką? Panašus. Atčiumpam dviratį ir viskas, vėl nardom, hebrytę nardom. Oh my god. Bipsai šlapi. Ojo, majo. Šūdas. Priguliau. Ką, vandens nuotykių sekėjai. Nu, reikaliukai čia pas mus. Tikrai šitą seriją pavadinsim upių nuotykiais. Tai bilemba, rožių krūmas šitas dūrė. Bandysim atidaryti, nu, nėra kitą kelią. Kur jūs matot kelią, parodykit man. Čia perbridom, iš ten atvažiavom. Reikia ten. Tai darom ir varom. Tikiuosi, kokie gyvuliai čia mūsų nesuvalgys. Ačiū, ponas Evaldai. Prašome. Dėkui. Rasta vietinė vietelė. Sagrės tikrai turi. Bet ar turi makaronų? Čia didysis klausimas. Ir faktas, niekur negalime atsiskaityti kortelę, taigi reikia turėti grynus. Kažkaip užkasim. O dar sustos. Kas yra? Čia pas mus? Mums padarys sumuštinius. O, gerai. Čia vietiniai kavinukiai. Paprašėm, kad padarytų sumuštinių, nes daugiau nieko neturi. Nu, čia hebra lošia kažką. Sėdi.
Užkandam sumuštinių ir judam toliau. Liko pas mus pusė. O, žiūrėk, kavinė kažkokia galimai. Gal bandom? Ne? O, gerai, puikiai. Geras. Ir čia po kairę. Ir po dešinę. Viena kairė, kita dešinė. Gal kairė pavėsi geriau? Ten irgi yra pavėsis. A, jokas skirtumo. Nesisuka šiandien kilometrai, yra 15 val. 37 minutės, įveikėm tik kokius 5. Bet reikia, kadangi nelabai gerai pavalgėm su tai sumuštiniais, tai kavinė įkalsim skanuką ir kolas dar papildomai ir tęsim toliau kelionę. Tai ką, neaišku, kelintas kartas, koks 6, 7, kai reikia pūs padangą. Geras ženklas yra tas, kad ten, kur važiuojam, nemažas miestas ir prie įvažiavimų konkrečiai yra bike shopas, bandysim nusipirkti kažkokią gravelinę padangą ir kad jie pakeistų iš karto. Nu ką, nesuskaičiuojamas kartas. Įvažiuojam miestas Bėja bus ir į bike shopą tiesiai, nes padanga laiko 10 minučių. Važiuoju su kokį 0,4 baro, pučiau kokį 20 kartų. Kuranas pasilaisto shopą, dabar svarbu, kad dirbtų ir kad priimtų. Štai viskas gerai. Laiku atvykom į bike shopą, vyručiai labai nuostabus, Pačilaizo didelė parduotuvė. Viską jie čia turi nuo A iki Z. Šivakas išmanė savo darbą. Oi, pozimi. Efekt specialų. Ok, nu tai viskas čia netrukdau, nes krenta daiktai išeina. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Mielieji, atvykome į Doną Mariją, kur mūsų viešbutis. Padanga pakeista, kelionę bus galima tęsti. Kaip ir matėt, visokių įvykių buvo nelengva. 120, čia va, 123 kilai įveikti, vidutinis tik 19,5 maždaug. Tai įsivaizduokit, nu, kad nebuvo pati lengviausia trasa šiandieną. Tai ką, ačiū, Vitalis su jumis, iki rytojaus.